išmoksiu ir perėsiu, aš dabar labai skubu. Močiute, bet jūs rizikuojate savo ir net anūkėlės gyvybę. Nežinojau, jau nežinojau. Neklausim, močiute, pirmą kartą pamokinsime tave, parodysim, kur reikia eiti per pėsčiųjų kelią, taip vaikai. Ir skubėsite, užsigausit, jūs patrenks, sužalos. Visada einam ten, kur stovi ženklas pėsčiųjų perėje. Visai patiko. Pabandykite. Va. Mano vardas Akvilė. Ir aš esu kas? Kas man Policija! Teisingai, labai smagu, iš tikrųjų, kad žinot, pažįstat mane ir aš pasirodo darželį irgi ir kolegų turiu, ir darbuotojų, ir mums tikrai dėl to labai saugu. Tai, vaikučiai, mes tokią paskaitėję pasakysim, bet žinokit, geriausias mūsų darbuotojas policijoje, tai kas yra? Į vieną pusę pasižiūrim, į kitą pusę pasižiūrim, taip. Ir ką dar sakėm, reikia daryti? Pasiklausyt, taip, pasiklausom. Pasiklausom, taip. Varam suklausom, reikia pasidalės ausys tamsios. Kaip saugiai pasiekti namus, klausia draugas neramus. Kai aplink tamsta plyti, jonvabaliai tik tai švyti. Žiemą jonvabaliai juokas, šitą žino net pirmokas, kad paparčio žiedas žydi, ten tur jonvabaliai švyti. O aplink, kiek užmatai, atšvaitai, tik atšvaitai. Ant kuprinių ir rankovių atšvaitus jie užsimovę. Kur jų gaut? Neklaus mėnulio, bet policijos patrulio. Šie sargai visus apsaugo, nepaliks nelaimiai draugų. Kai su atšvaitu artėjai, tai vairuotojus įspėjai, kad pėstysis keliu eina, atšvaitas gyvybės kaina. Mes pasiimsim tokį dar vieną draugą mūsų, kas čia yra? Prožektorius žibintuvėlis vadinasi. Ir mes dabar einam kelius ir numatyt apšviečiam. Ir matot, kaip šviečia apšvaitas. O dabar užgesėm tamsiau, nesimato, o dabar gerai šviečia. Turim dar 3 draugus, ne? Turim amsų pirmiausia, taip? Tai amsis jau saka saugus. Paskui atšvaitas, ne, sakym, draugas mūsų, taip? Kas ten sakym, prožektorius, kas ten sakym, žibintuvėlis. Ir kas dar pas pėsčiuosius būna? Šlėmė. Šlėmė, teisingai. Ir dabar pažiūrim, amsus mums padės irgi. Kaip, žiūrėkit, kaip jeigu žmogus eina su liemene, matot, kaip šviečia. O bet dabar nešviečia, ne? Ne. Apie automobilius. Nedutė ir kėdutė. Ruošiasi į svečius nedutė, pas senelę net į kaimą. Automobilį kėdutė, jo ir sėdi karalaitė. Ji princesė, karalaitė, ne kėdutė čia, o sostas. Sėdi išdidžiai mergaitė, čia tvirtovė jos ir kostas. Pakeliai berželė moja, prieš akis vingiuoja kelias, į kėdutėje sapnuoja. Danguje ganus avelės. Tos avelės debesėliai smalsiai žiūri į kėdutę, į princesį pasakėlės, atvažiavom jau nedutę. Atsiminkit, vaikučiai, kad jūs sėdit, kur prisisegę visą laiką. Ir tėveliams ir mamytėms visą laiką pasakykit, kad reikia prisisegti. Ar žinai, kad šalia gatvės niekas nejaučia vienatvės? Kas tas šelmis? Kas tas šelmis, kuris žiūri ir net 3 akis jūs turi? Nežinai, bet yra noras, tai žinok, kas? Juk jis turi 3 akis, tą kiekvienas pasakys. Merkia akį tau raudoną, pasitrauk greičiau į šoną.
Perės gatvės nevalia, lauk, kol mirkčiaus tau kokia žalia. Ir akis geltona švyti ir dabar žinau, brolyti, kada eiti nevalia. Lauk, kojau sušvis žalia. Šviesaforas akį žalią merkia, reiškia laisvas kelias. O kai pereisi tu gatvę, gal pajusi ir vienatvę. Stovi šelmis, šviesaforas, koks laukia bebūtų oras, moka šelmiškai mirksėti, bet nemoka visko kalbėti. O mes jums vaikai dovanosim šiandien paštą. Čia yra atvirutės ir jūs kitoj pusėje su tėveliais, o gal su auklėtojom galėsit nupiešti kitoj pusėje kažką saugaus seksinė tema, gerai? Apie šviesaforą, perėją. Jau kokią protingą pasidariau, jau kaime visas baubutes išmokysiu.